Niekas niekad nėra jūsų matęs kazino ar lošimo namuose? Ne, nematė, negalėjau matyti. Jūs ten nesilankote? Tai škot nesilankau, ko man ten reikia? Varguoliai eina tenai ir išleidžia to savo sunkiai uždirbtus pinigus. Jie sunkiai uždirba pinigus ir lengvai juos išleidžia. O man yra visai atvirkščiai. Aš pinigus uždirbu labai lengvai, o išleidžiu labai sunkiai. Čia jau tokia milijonieriaus dalė, nieko negali padaryti. Vakar va net poezijos pavasarį buvau. Tai kad dabar žiemagi? Nu tai poezijos žiemoj tada. Bilietas 3 litai. Lankausi aš galerijoje, nėra lengva tos pinigus išleisti. Galerijose visokiose jaunųjų ten menininkų pristatymuose, ten paveikslų visokiausių, irgi bilietas 2 litai maždaug. Ir net iš tosgi buvau tų studentų baigiamuosių spektakliuose. Ten iš vis mažai kas už dyką eitų. Aš pinigus vis tiek moku. Pinigus nėra lengva išleisti, čia jums ne kazino, išvaistai ir ramu. Pirmą kartą girdžiu, kad pinigus išleisti yra sunku. Tai aišku, kad yra sunku. Uždirbti pinigus reikia talento, o išleisti pinigus reikia laiko. Niekas taip greit nepasidaro. Giliai čia kapstau, nes po tos dokumentinių filmų peržiūros, buvau ką tik, tokių visokių idėjų, šnek. Ar patiko? Aišku, kad nepatiko. Kas ten gali patikti? Tai pinigus reikia kažkaipgi išleisti. Tai va praeitą savaitę 15 litų sumokėjau nario mokestį poezijos konkursė Meilės lyrikos dainiai. Tokiam. O kas čia per konkursas? Apie meilę. Parašiau eilėraštį, labai geras gavosi. Toks ilgas ir liūdnas, kaip tikra meilė. Klausysit? Mąstau pirmą vietą čia paimti. Galiu pasakyti. Gyveno miške savo apuokas. Tik buvo jis biški keistokas. Rasti žmonos nenorėjo, pasklido gandai, gal jis gėjus. Pirmas. Niekas nežino teisybės, slapta per atstumą jis myli. Egzotiška paukštė papūga, jos nuotrauką matė YouTube. Trečias. Vargšas mūsų herojus, tiesos visos nežinojo, iš meilės gavo net išvaržą, netikra ta papūga, tik iškamša. Bus pirma vieta? Bus, aišku.